Labas rytas, sveikinu su jumis iš vasario mėnesio. Šiandien yra penktadienis rytas, bet šiaip darbo diena. Tai galvoju padarysiu tokį savaitgalio vlogą, seniai nevloginu, galvoju jau būsiu praradus visą tą įprotį kalbėti ir panašiai. Kadangi postinu senesnę vaizdo medžiagą, tai galvoju truputėlį ir paaiškinsiu, kokie mano planai, idėja ir kodėl aš taip darau. Na, šiandien eisim į mūsų mėgstamiausią tikriausiai restoraną. Minėti savo Valentino dieną, per daug mes to nesureikšminam, bet kadangi šiaip paskutiniu metu oras mūsų labai nelepina, nors įprastai čia Bostone būna šilčiau, negu tarkim Lietuvoje būdavo, sakom. O šiemet čia kažkaip labai atvirkščiai, nes ir šiąnakt buvo visą naktį vėjas toks stiprus, kad aš galvojau, kad langus mums išbarškins. Ir šiaip atseit rodo -4, bet ta jutminė -11, ten vėjas ir panašiai, žodžiu. Labai neįprastai šalta šiemet žiema, tai mes tokie labiau fokusuojamės apie buvimo namuose. Bet gal ir gerai, nes tada turiu laiko daryti savo dalykus, apie kuriuos papasakosiu rytoj. Ir tai tiek. Bet to, norėjau pasakyti ačiū tiem, kas parašot, ir aš labai sakau, būnu nustebus, kai žmonės man parašo, kad oi, laukiam vlogo, arba kai komentarus laukia, kad oi, lauktas, tai kažkaip, kadangi mano ta auditorija nėra dar labai didelė, tai kiekvienas toks žodis, komentaras, žinutė be galo džiugina ir keista gal. Tai ačiū labai, kas žiūrit, ačiū, kas parašot, kas pakomentuojat, labai žiauriai smagu, tai labai ačiū jums. Per daug čia neišsiplėsiu, norėjau tiesiog pradėti savo rytą, na iš tikrųjų jau pradėjau net ir darbą. Greitai parodysiu savo tokia kaip ir nėra jinai labai nauja, ta ryto rutina, nes iš tikrųjų per daug metų esu išbandžius labai daug įvairių produktų ir būdavo, kad užsakydavau tokį BoxyCharmą, tai čia prenumerata kaip ir makiažo priemonių, odos priežiūros, plaukų priežiūros ir ten vis kažkokį gaudavai tarp 5-6 produktų. Kai kurie produktai ten tarkim ir didesni ir panašiai, tu greit nesunaudoji ir panašiai ir šiaip kiekvieną mėnesį vis keičiasi, tai nebuvo labai gerai mano odai, tai paskutinius jau daugiau negu metus esu tiesiog išsigryninusi savo odos priežiūros, tą rutiną tokią. Ir jeigu ir pakeičiu, tai tik truputėlį, gal kažkokį produktą, bet ir gal net tik kitos kompanijos, bet tos pačios srities. Jeigu anksčiau ten dėdavai labai daug tų žingsnių, tai dabar jinai labai paprasta, greita. Tai bet ryte tiesiog nusiprausiu veidą, iš tikrųjų štai net nenaudoju prausiklio, nes kažkur esu skaičius, kad nes nėra būtinas, nes aš kaip ir vakare tai darau, net dvigubą tą prausimą. Ryte tiesiog su vandeniu nusiprausiu, kadangi pas mus šiemet ypatingai yra labai šalta, tai priklauso nuo ką oda mano sako ir dar plus pradėjau naudoti stipresnį savo tretinoidą, tai irgi nelabai gelbė šaltu oro sezonu. Tai tiesiog naudoju būtinai man yra privaloma, nes kitaip labai lūpas, ypatingai lūpos ir šitas rytis. Tai būtinai naudoju hialuroną. Arba dabar yra naujas išleistas toks, bet šitą dažniau vakarais naudoju, tai hialuronas, akių gelis. Vienas iš 2 būna arba vitaminas C. Kitą vitaminą C nesu šiaip bandžiusi jau gana ilgą laiką, man gal virš net 3 metų vis tą patį naudoju. Arba niacinamido serumą. Šitą tikrai pakeičiu iš Ordinary ir kitų kompanijų. Tada jeigu būna pabirimų kaip šį kartą truputėlį, čia yra jau toks užlenktas, čia yra mažą tubelę perku, nes šita maža net tubelė, man atrodo, $18 yra, čia yra Faded iš Topicals, šiaip labai stiprus, nelabai man patinkantis kvapas, dabar jau pripratau, bet es irgi šituo susinaudojus gal 3 ar 4 tubelės, nes čia yra su daug visokių rūgščių, niacinamidas, melatoninas, kojic acid, nežinau, kas jis toks yra, bet tranexamido rūgštis irgi, žodžiu, čia dėmelėm ir panašiai. Tai šitą ne dažnai naudoju, bet kai jau atsiranda kažkokių pabirimų ar panašiai ir noriu, kad mažiau liktų arba greičiau dingtų, tai panaudoju šitą, kartais net ir tiesiog tik ant tų vietų. Ir tada būtinai kartais naudoju tik šitą.
Čia irgi mano favoritas CeraVe kremas su SPF 30. Kažkada galvodavau, kad jeigu jau su kremu bus mažesnis efektyvumas ir panašiai, bet Amerikoje yra tokia reguliacija, jeigu jau užrašai SPF, tai būtinai ir turi būti tiek, kiek užrašai. Aš renkuos 2 viename. Įprastai patinka tokia greitesnė rutina, ypatingai kai dirbi. Ir tiesiog kartais, aišku, pirmą kremą, tada šitą, arba turėjau parsivežus iš Lietuvos margaritos, arba kažką lengvesnio, priklauso iš tikrųjų nuo to, kokia padėtis ryte būna. Įprasčiausiai tai šitais, bet kartais ir uždedu šitą ir tada gerai, užtenka plepėti, einam greit pasidaryti. Reikia išvesti šitą mažą pumpurėlį, su šituo irgi turiu istoriją. Ir pamiršau dar greitai parodyti, ką lūpom naudoju iš tikrųjų, nes žiemą aš turiu labai problemą su sausom lūpom. Sakau, šiemet ypatingai, aš nežinau, kas čia daros, tai lūpom naudoju vėl iš Inkilisto. Jeigu yra labiau sausos lūpos arba dažniausiai nakčiai, tepuosi jau šitą baiginį, jis toks gana riebus, tai žodžiu šitas yra jau galingesnis, o jeigu taip dažnesniam pakartojimui lūpų, tai dažniausiai prie savo darbo stalo turiu vėlgi Inkilistas, mano pati mėgstamiausia, sakau, odos priežiūros kompanija. Turiu bespalvį ir turiu su spalva. Pabūkim šiandien fancy ir aplikuokim su spalva. Jis tokia labai neryškia spalva duoda, plus čia tokia rodos vadinasi moka. Tai jisai ir šiuo atveju duoda truputėlį spalvą ir drekina lūpas, nes su peptidais kartu atrodo kaip blizgas. Tai gerai, einam pagaliau į lauką. Vien ledas, o dieve. Kaip pasakau, kad pas mus blogas oras, išeina visai geras oras. Tik, kaip sakiau, vėjuota. Ir labai slidu. Nu, čipsai, parodyk šou. Kokį šou moki daryti? Ja, sukis. Kas nori valgyti? Taip. Šaunuolis. Atvėsau truputėlį. Tai dabar reiktų pasidaryti, tiesiog įsipilti kavos. Tai gal tikriausiai susitiksim vakare, kai ruošiuos į vakarienę tiesiog mieste. Tai va, esam po darbo ir galvoju greitai biškį susiruošiu, kadangi ne pirmos dienos plaukai. Naudosiu šampūną sausą. Šitas. Šiaip paskutiniu metu nežinau, kiek kas domisi, bet Dove labai su plaukų priemonėm ten ėjo viral, ten su tokia viena kaukė ir panašiai. Nežinau, ar kažkas ypatingo šitas tų šampūnų yra, bet šampūnas kaip šampūnas, bet kvepia man asmeniškai labai skaniai, jeigu mėgstat saldžius kvapus. O veikia panašiai kaip ir visi, Batiste ir panašiai, man jie visi palieka truputėlį tą white cast, šitą baltą tokį. Dabar, kai mano dar šaknis reikia dažyti, dar labiau matosi. Nu, bet to dar šito kaina gerokai pigesnė negu Batistės. Galvoju, kodėlgi nepabandyti. Tai aš taip leidžiu pastovėti porą minučių. Galvoju, pabandysiu pasigarbanoti truputėlį. Ir mano kas yra atradimas, kad mano garbanos, kurias darau su pačiu paprasčiausiu tuo garbanotuvu, čia yra 1,5 ir 1,4 inčo, tai nežinau, centimetrais būtų. Geriausiai laiko iš tikrųjų, kai būna maždaug poros dienų plaukai,
Tada naudoju šitą, bet jau šitas baiginėjas. Labai gaila, kažkada mačiau Maršalę buvo ir po to niekada daugiau nebemačiau, nes jo kaina šiaip visai brangi ir man atrodo, aš buvau pirkus už pilną kainą. Jos vėl atsiras Maršalė ir galėsiu už pusę kainos nusipirkti. Ir tada dar pabaigiu su tiesiog lengvu plaukų laku. Ir šiaip tada visai ilgai išlaiko. Matot, truputėlį vis tiek palieka tą. Tai aš stengiuosi prašukuoti juos. Kur lieka baltų dėmių, tai aš tiesiog su švariu rankšluostuku nuo tos skirimo vietų, tai tada truputėlį geriau, nes matot. Galvoju greitai parodys, kaip aš banguoju plaukus. Aš kadangi turiu visai nemažai plaukų, dalinu į 3 dalis. Tai maždaug, ne, kad labai preciziškai. Čia baiginėjas. Tai pagaliau gal išbandysiu ir šitą. Bet šitas gal man labiau patinka, nes čia yra apsauga nuo karščio ir padeda išlaikyti. Pagrinde man patikdavo papūst ant galiukų. Jeigu visai svarbu yra papūtus škuot, nes Ale sako pasiskirsto produktus. Dalinu į 2 dalis. Visada nuo veido garbanuoju kiekvieną pusę. Siemu, ką aš žinau, rentam labai sruogą. Mėgstu pirmą taip pravaryt, nes sako kažkaip sušildo plauką. Tada truputėlį, nežinau, man sunku papasakot. Mane išmokė mano kirpėja šitas garbanas daryti. Sakė, geriausia pradžioje treniruotis yra su šaltu garbanokliu. Ir tada va taip pasukam. Tada vėl biškį pavažiuojam. Taip, tokį. Šitą tvistą, kai išmoksti padaryti, tai sunkiausia ir yra dalis. Nes čia biškį atleisti ir pravaryti toliau, tai nieko tokio man asmeniškai kraunas baterija. Nu ir žodžiu paliekam tokį kaip makaroną. Ta makaroną tiesiog metu į galą. Apačioje maždaug darau kažkur 3 dalis tik tai. Jeigu norit smulkesnių garbanėlių, tai aišku mažesnės. Bet maždaug ir aš stengiuosi ir tai man per aukštai gaunasi, bet per daug prie šaknų neimti. Taip pat paslenki truputėlį, užvynioju iš apačios. Vėl tokį pagamini kaip makaroniuką. Palaikai kelias sekundės, nereikia per daug laikyti, nes pirmiausia, aš nenoriu labai, čia pasakyti, tokių garbanų intensyvių, noriu tokių laisvesnių, noriu, kad jos biškutį pasileistų. Aišku, kartais per daug išskubėjimų, per daug greit padarau, tai tada nesilaiko. Tai pažiūrėsim, kiekvieną kartą vis atrodo skirtingai. Atrodo, jau tiek nemažai kartą sudarius, bet ir tada šitos makaroniukus tiesiog taip lengvai su plaukų laku. Antroji pusė man visada šitoj biškutį sudėtingiau, bet kai bebūt keista, visada kažkaip man prots gal šiek tiek geriau ir laikos. Nes šitą reikia imti iš apačios. Visada truputėlį su pirštais patapšnuoju pajaust. Ir aš mėgstu dasukti iki to makarono jau pradžios. Nežinau, kiek tai veikia, bet galvoju, kad šitoj dar formoj truputėlį pafiksuoja. Jeigu ką galima, taip tiesiog dar dasukti. Ir taip pakartojam ant visų plaukų. Tai va, pabaigiam garbanuotis. Ir tikriausiai galvojat, kaip čia atrodo blogai, čia tie makaronai, kurių niekada niekas nenori. Tai dabar reikia šitos makaronus palikti ramybei. Kol atvėsta, tai aš todėl stengiuosi pasidaryti pirmą plaukus, o tada einu dažytas, kad jie atvėstų ir susistovėtų. Nes aš turiu tokias specialias šukas, bet tokias platesnes, kurias mes panaudosim paskui. Tai dabar einam kažką biškį dažyt, nežinau. Nuo sauso šampūno gali būti čia ant kaktos ir panašiai, tai pagrindę nuvalau kaktą. Naudoju
kaip ir primerius, čia toks labiau kaip po kremo. O čia dedu tokį Benefito primerį. Ten, kur yra daugiau tokios tekstūros, gal porų labiau. Domas grįžo truputėlį anksčiau negu planavau, tai reikia paskubėti. Pagrindai naudoju tokį, tiesiog kai nenoriu kažko per daug, nors ir dažniausiai paskutiniu metu nesinori nieko tokio sunkaus. Aš dabar dedu concealerį, Too Faced Born This Way. Tiesiog noriu kažko, žinot, tą įvaizdį, kur nesistengiau labai, bet stengiau. Kažkaip kai skubi atrodo ir nesiseka. Tada stengiausi kuo greičiau užfiksuoti, nes jaučiuos saugiau, kai iškart išfiksuoju. Čia naudoju savo Huda Beauty, aš turiu mažiuką, aišku, užsiberiu ant šito ir tiesiog į ranką nutapšnoju, pasiskirstom taip. Čia kažkada mačiau kažkur Instagrame šitą ir visai man tinka ir patinka šitą techniką. Noris tokio natūralaus, ne per daug šviesios pakius srities. Į ranką ir kitur. Aš žinau, kad dabar labai yra madoj vairūs kreminiai produktai, bet aš nelabai jų mėgstu. Tai mano pagrindinė paletė yra ypatingai, kai noriu kažko greito, kad nereiktų vaikščioti per daug, viską iš šitos. Tada tiesiog blushą iš to paties. Žinau, kad tie visi trendai, kaip dažytis labai keičias, bet aš kažkaip paskutiniu metu nelabai ir beseku. Aš pastrigus ties tuo trendu, kur ant nosies dėdavau truputėlį blushų, kur sakydavau, kad atrodytų, kad tu truputėlį pabėgiojęs ir sušilęs. Arba kad nuo šalčio lygi truputėlį gyvybės atgal. Vos highlighterio. Antakius tiesiog darysiu su pieštuku, aš net nebežinau, koks čia pieštukas. Gali būt, kad iš tiesiog Revlono. Kai antakiai nusipiešia, atrodo, charakteris sugrįžta į veidą. Mano, kaip natūraliai nėra labai tamsus antakiai ir man juos reikia dažyti. Dažniau tikriausiai negu kad aš ką tai darau. Tada tiesiog mėgstu juos šukuoti su bespalviu geliu. Akim truputėlį paryškint tą patį kontūro spalvą. Truputėlį uždėsim blušo spalvos. Ir paskutinis toks akcentėlis apart blakstienų. Man rodos, kad lyg ir dar lūpas, bet aš lūpas gal truputėlį vėliau. Taip pat turiu tokią... Sakau, matos, kad šita paletė mano labai pamylėta. Tai patį šviesiausią highlighterį. Visada mėgstu į kampą. Žinau, arba čia mano tik įsitikinimas ar ką, bet man atrodo, kad paryškina akių spalvą. Tada viską fiksuojam, naudoju šitą. Čia Urban Decay All Nighteris, mano pats mėgstamiausias. Ir tušą dabar esu šitokį nusipirkus išbandyti. Ne mano pats mėgstamiausias kol kas, nežinau. Tas tušas geras tuo, kad jisai padaro labai ilgas blakstienas, bet man patinka, kai dar yra apimti. Liko paskutinis žingsnis. Lūpas, nežinau, ką noriu daryti, nieko labai. Tai tiesiog įsivesiu. Naudoju iš Huda Beauty Honey Beige, mano vienas mėgstamiausių. Ir gal šitą. Arba kalėdom buvau gavus tokią blizgį. Gyvai ir ant kameros atrodo visiškai skirtingai. Tai plaukų grand finalas. Pagaliau iššukuojam. Ir man teoriškai dar patinka, kai su laiku tos garbanos pakrenta. Jeigu norėtųsi, galima ir labiau pakristų. Tiesiog su šepečiu. Nieko labai paprastai, tiesiog juodi džinsai. Užsidėjau raudoną viršų. Gerai, keliaujame vakarieniauti, nes jau ir tai 6:20.
looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. Labas rytas iš vasario 15 dienos. Galvoju, greit parodysiu, kaip išsilaikė mano plaukai. Mėgstu juos tada surišti į kuoduką nakčiai. Na, vat toks išsiliko vaizdelis, tai atsikėliau su pilvo skausmais, tai įdomus, man dabar daro gėrimuką, darėdom. Aš savo skonį pamiršau, tavo mango, ne? Mano mango. Bandysiu, praeina skausmas, tai galėsim eiti pasportuoti, nesinori praleisti. Tai kažkaip paskutiniu metu mums gaunasi tik po 2 kartus per savaitę. Kodėl neišmaišai? Neišmaišysiu dabar. Na tai mes dabar esame atradę tokį dalyką. Visai patogu, nes be burbuliukų, ypatingai ryte prieš sportą, tai čia gaunas kaip koks prevorkautas. Žodžiu, gerai, reikia išgerti, išvest. Skanus čipsą. Jo, šitas skanus, bet man tai labai saldus, man vis tiek reikia iš daugiau vandens. Man dragon frutas geriausia. Išvesim, aš išvesiu čipsą, apsirengiu, eisim, prasimankštint, prasisportuot kažkaip. Kaip jauties po sporto? Mes einam pasimt skanaus dalyko, tai visai gerai. Jauties nusipelnęs jo. Aha. Vakar krūvą su šiprivalgiam Mes šiandien. turėtume prenumeratą Akai Bowlam, ne? Jo. Nu, ypatingai įdomus, aš taip iškutį dar ne taip einu iš proto, ten tokie, pamatysit, milžiniški Acai Bowlai. Jie nėra milžiniški, bet jie tokie tankus yra, ne? Nu jo, pamatysit. Sluoksniuoja juos kondensuot pienu. Čia tokia pas mus, netoli Brazilų, kažkodėl jie vadinasi kepyklėlė. Nors ten turi tokį ir... Brazilų yra. Nu, Brazilai, bet kad kepyklėlė. Tai aš manau, kad jie atsidarė kaip kepyklą. Tada pridėjo bufetą su mėsa ir grilium. Tada desertus inkorporavo. Čia gal prie kepyklos buvo. Ir tada Akai Bowlus paleido. Ir dar šiaip turi tiesiog visokių saldainių ten, sausainukų, nu žodžiu. Jie aptarnauja visą Brazilų community. Kas yra įdomu, mes šitą vietą pragyvenom porą metų, niekada nebuvom ir tada atradom, kad čia toks gėris, nes ir mėsytė labai gera. Ir bufetas visai neblogas, tai važiuojam pasimti pietum, pusryčiam, nežinau kaip čia skaitytus, Acai Bowlą tiesiog. Oi, kažkas vyla. Ten biški dega tas. Tai čia gerai, nori, kad tai degtų? Tebinė, jis glaudžia šalia sienos tos, kadangi storesnis yra. Žodžiu, persirpinom avokadą, tai jis nėra labai estetiškas, tai truputėlį papildomai užsidėsim avokadą, lašišos ir parodykim vakaro dienos žvaigždį, tai yra Acai Bowlą. Šito Acai Bowlo kaina kiek yra? O, wow. 16 dolerių. 16, jo. Kažkur 16-17 dolerių. Tai, bet pažiūrėkit, kiek čia, o dieve, kiek šį kartą pridėjo kondensuoto pieno, Acai basė, čia pieno milteliai, bananai, Iš viršaus parodysim. granola, bananai, braškės. Oho, šį kartą čia nepagailėjo. Tas mūsų biškutė Aš paimsiu apdegusias. tamsesnę toną. Tai tu šitas imsi. Čia kažkokios yra bulkutės. Ir žodžiu, ten visada visi perka tokias bulkutės. Tai aš visada kažkodėl bijau nueiti ir paimti. Bet kitą kartą aš
pažadu, kad išbandysiu. Tai gerai, mums... Kuo šiandieną skiriasi tavo nuo kitų dienų pasakot? Prasidėjo rytas su pilvuko skausmu. Va kuo, ir šalta, bet čia yra amžina įšala žemė šiais metais, kaip jums sakai. Gerai, mums... Ką šiandien veiksi? Apkirpsim abdomą, pakalbėsim, padarysiu varškę, paskui padarysiu tokį naują vieną desertuką padaryti. Ale sveikuolišką. Čia tau bus Ramzio diena, ne? Kukinsi. Jo, toks galvoju, bus trumpas savaitgalio vlogas, bet visai daug veiklos, tai nežinau, gal nieko tokio. Tai gerai, einam valgyti, einam tau uždėti lašišas ir susitiksim vėliau, kai jau kažką iš šitų išvardintų savo šiandienos veiklų darysiu. Jeigu čia kreivai, tai nežinau, čia bandau kažkaip sudėliot. Nesusidėlioju šiandien taip, kaip norėčiau. Tai vakar sakiau, kad šiandien truputėlį papasakosiu, kur buvau dingusi. Kaip ir kokie planai iš tikrųjų manęs kaip ir laukia ir panašiai. Tai gerai, pradėsiu nuo pradžių, kur buvau dingusi. Paskutinį kartą iš tikrųjų vloginau rugsėjo 20, tai yra per mūsų vestuves ir tai ten tik truputėlį ryte. Paskui kaip ir turėjom filmuoti, bet nežinau, kaip ten kas gavosi, žinau, kad yra fainos medžiagos, bet nežinau, kiek jinai vloginė, tai bet kažką pabandysiu sulydyti ir gal ir jums bus įdomu, bet čia ir man savo prisiminimam bus iš tikrųjų. Mes kai samdėm tą vyruką, mes tiesiog sakėm, kad mes norim tik žalios medžiagos, tai aš pati kaip ir ją tvarkysiu, kažką darysiu. Visko filmavau paskutinį kartą, kai buvau Lietuvoje per vestuves. Ir po to kažkaip nebefilmavau, negalvojau ir nefilmavau kelionės gal namo, kur iš tikrųjų prasidėjo visi smagumai. Truputėlį papasakosiu, bet per daug neišsiplėsiu. Žodžiu, kas žinot, kas ne, šiaip su dar irgi nesumontavus medžiagos. Mes, kai skrendam į Lietuvą, dažniausiai skrendam bent kokioms porai savaičių ir mes pasimam mūsų šuniuką Čipsą. Mes jį skraidinamės ir iš tikrųjų niekada neturėjom jokių problemų. Jo pačio svoris yra apie 8 kg, plus maišelis būna, nemeluosiu, būna apie tuos 9 kg. Bet niekada nieks nelabai prie to nekibo. Ir aš žinau, kad čia buvo mano pačios rizika. Atėjom į oro uostą, čia jau skrydis namo atgal, priduodu lagaminus ir panelė prie to kaunterio man sako, kad aš negaliu jo pasimti, nes jis yra per didelis. Tai aišku, man panika, isterija ir panašiai. Buvo labai nelengvas procesas, galiu pasakyti. Iš dalies, paskui, kai mes diskutavom ir su Adomu, sakom, gal buvo kažkoks nutikimas ir panašiai. Gal jie gavo velnių, gal kažkada praleido didesnį šunį, nes man sako, jeigu aš nuskrisiu į Ameriką ir prie manęs prikips, kad jis yra per didelis ir iš manęs atims šunį, kas yra visiškai netiesa, nes Amerikoje iš tikrųjų niekas labai taip nežiūri, kol tiesiog turi visus dokumentus ir viskas yra su juo gerai ir nenori per daug giliai. Ir viskas yra ok, gerai, panelė nori sekti taisyklės. Vienintelis tik dalykas, kas po to man sekė ir kas man truputėlį nepatiko, kad man tiesiog nebuvo paaiškinta, kokie procesai po to vyks, nes pasirodo mane išėmė iš skrydžio, išėmė mano lagaminus iš lėktuvo ir atėjus jau prie vartų. Dar buvo aišku, kol vyko visas procesas prie čekino tos stotelės. Ten susirinko gausybė tų darbuotojų ir vieni ten man kaip ir užstojo, tai toks vienas teisingiau vaikinukas kaip ir sako, kaip ir jis ir telpa ir kita panelė tokia, kuri sako, ne, jis ryškiai per didelis ir blemba, tu matai, kad aš ten verkiu ir panašiai, tai kam tu dar pili tą žibalą į ugnį. Bet sakau, netame esmė, tiesiog jo nepraleido, ten bandėm kažkaip kalbėti ir panašiai, sakau, kad čia mano kelionė namo ir mes atskridom tom pačiom oro linijom, bet labiausiai aš buvau gal nusivylus tuo, kad man nieks nepasakė, kad mane išėmė iš skrydžio, kad išėmė mano lagaminus, kai aš atėjau iš tikrųjų prie vartų, mane ta viena darbuotoja, kur sako, ne, ryškiai per didelis, sako, kaip tu čia esi, sakau, tai aš turiu skrydį, tai mano šuns kaip ir neleidot, bet aš tai gal galiu skristi. Tada galiausiai man vienas vaikinukas sako, mes išėmėm tavo kaip ir lagaminus ir nežinau ir kaip čia kas bus. Tai vienas dar dalykas yra, ir nežinau, gal ar esat susidūręs, kad man sako, su manim sukontaktuos, man pranešt,
kokia situacija, nes aš sakau, jeigu čia dabar vėluos ir ten man paskui man bus problemų iš tikrųjų, kaip susigrąžinti ir panašiai. Sakau, pirmiausia, jokios informacijos nedavimas, nepapasakojimas ir panašiai. Tai labiausiai buvau tuo nusivylus, kad tiesiog toks abejingumas ir tiesiog informacijos nesuteikimas, tai nežinau, galit pakomentuoti, ar esat kas nors, kada nors susidūrė su tokiom problemom. Paprasčiausiai darbuotojai gal turėjo man pasakyti, gerai, mes neprivalom, bet tai aš nesakiau, kad aš atsisakau skrist. Tai žodžiu, buvo po to sekė tokia visa įvykių virtinė, kad aš palikau Čipsą pas Adomo tėvus, kuriems esu labai dėkinga, kad jie pasirūpino juo, kad jie priėmė ir jiem nematė visiškai iš tikrųjų didelės problemos. Adomo mama gal net ir džiaugiasi truputėlį paturėjusi jį. Vyko, kaip čia pasakyti, mano tokia biški susikoncentravimas į tai, kaip suprasti visus procesus ir panašiai, kaip jį susigrąžinti. Tai Čipsiukas buvo ir ten ant dietos ir panašiai, kad ten numest svorį. Ir iš tikrųjų jisai kaip ir dabar yra net ir su krepšeliu jau tinkamai to svorio kategorijoje, bet tiesiog darėm įvairius skaičiavimus ar skrist mum ir tada jį pasiimt, nes žodžiu kainos labai skiriasi, tarkim, jeigu nori, kaip mes ką iš tikrųjų ir darėm, kur tik atsivežt patį šunį, kur jį priema kaip kargo vadinamai, kurį įdeda ir, žodžiu, jį atgabena iki ten, kur mes esam. Arba galima iš tikrųjų irgi, kur tu pats skrendi ir jį vis tiek irgi kaip kargo gabena, bet kaina yra kaip ir mažesnė, bet įvesti nauji Amerikos įstatymai, žodžiu, labai, kaip čia pasakyti, išgąsdino gal oro linijos, kad jos ten labai kaitalioja vairius, kad ten ir tam tikri miestai, tam tikrom oro linijom ir panašiai. Buvo labai daug informacijos, reikėjo daug viską suskaičiuoti, daug viską sužiūrėti. Ir kitas dalykas, dar aš sakau, man tikriausiai būtų buvęs labai didelis stresas, jeigu man būtų reikėjo jį atsivežti. Žodžiu, galiausiai mes pagalvom, kad ir mano, tarkim, laikas ten nuskrist ir panašiai energija. Ir mes sprendėm, kad mes tiesiog paukosim tą. Iš tikrųjų kainavo Čipso parsigabenimas brangiai. Kainavo apie $1000, iš tikrųjų gal net ir virš, nes čia dar po to reikia mokesčių susimokėti ir čia. Kitas dar dalykas yra iš tikrųjų kaip gauti Čipsų dokumentus ten, kai tu nesi Lietuvoje ir ten dar reikia paaiškinti visiems ir panašiai, tai netaip lengva gauti tada, nes sako reikia įgaliojimo ir panašiai, aš neturėjau įgaliojimo kaip ir išrašius Adomo mamai, tai ten reikės žodžiu daug tokių mini detalių ir panašiai. Man visas, šitas procesas, aišku, pirmiausia mes bandėm jį numesti jam svorį, tai pirmiausia gal ir dar todėl neskubėjom, bet žodžiu, kol Čipsas grįžo, aš grįžau spalio 1, Čipsas grįžo lapkričio 13 ar 14 dieną, tai žodžiu, visas procesas užtruko gana ilgai, tas informacijos surinkimas ir panašiai, ir nieko tu taip greit negali padaryti. Tai žodžiu, užtruko visi tie išsiaiškinimai, iš tikrųjų stresavau, gal labiau net negu kad reikėjo man stresuoti, bet kažkaip vis tiek neramu buvo, nes pirmą kartą mes su Čipsu keliavom gal jau kokius į Lietuvą 6 kartus ir sakau, niekada nieks neprikibo. Čia buvo toksai mano mėnesio virš projektas, visų dokumentų surinkimas, komunikacija su ta bendrovė, kuri iš tikrųjų labai gerai komunikavo, gana greitai. Tai esu labai dėkinga Cargo, kažkas tokio uždėsiu žodžių pavadinimą, tai labai viską aiškiai visada, kai su kiekvienu klausimu greitai atsakydavo ir panašiai. Ir sakau, kainavo tai daug, bet Čipsas namuos. Ir iš tikrųjų buvo truputėlį streso, nes bijau, kad kaip čia jis vienas, nes ten dar ir skrido per Vokietiją su nakvynė Vokietijoje, kaip čia atsėmiau į oro uostę ir kas buvo juokingiausia, reikėjo krūvos dokumentų, sveikatos patikrų, pažymų ten ir panašiai iš veterinarijos tos tarnybos, kur ten, sakiau, reikėjo įgaliojimo, nenorėjo duoti. Tai paprastai. Bet galiausiai nieks niekur nieko nežiūrėjo. Vieną formą, kurią užpildėm čia importo, tiesiog pasirašė greitai, nieks nieko nežiūrėjo. Ir irgi truputėlį gal gailiuos, kad nefilmavau to viso pasiėmimo ir panašiai. Nes vis kažkaip galvoju sukosi, kad aš turėjau dar nebaigtos medžiagos. Tai žodžiu, iki pat lapkričio vidurio buvau užsiėmus šituo reikalu. Plus lapkričio 1 ar spalio 31 pradėjau labai intensyviai mokytis. Aš jau buvau paskutiniam video, kas buvo iš tikrųjų pavasarį filmuota, aš jau minėjau, kad mano editinimas labai sulėtėjęs buvo, nes pirmiausia ruošiaus vestuvėm,
kas truputėlį užėmė man šiek tiek laiko, nes aš ten kurios detalės norėjau pati tvarkytis ir man patiko iš tikrųjų pačiai tvarkytis, nors ir ten turėjom planuotą ir panašiai, bet aš tiesiog kažkaip norėjau viso to proceso, ką ir dariau, ką ir fiksavau. Tai vis galvoju sukosi, kad gal nereikia filmuoti ekstra, nes vis velkasi visa ta medžiaga. Pavasario vasaros. Ir spalio 31 ar lapkričio 1 sugalvojau, kad noriu mokytis ir kaip sakau, paskutiniam video minėjau, kurį filmau pavasarį, kad truputėlį perskirstau savo prioritetus ir labai intensyviai pradėjau mokytis, nes jeigu ir mokais, ir editini, sportuoji ir nori turėti dar tiesiog gyvenimą, ten išeiti lauką, pasivaikščioti, išvaryti miestą, tai tiesiog paskui nelieka laiko ir pavargsti ir panašiai. Tai nuo lapkričio mėnesio jau dabar yra vasario 15 diena, jau sugebėjau išlaikyti 2 gana svarbius sertifikatus ir dabar laukia 3. Tikiuosi pasiseks greitai įgauti ir po to turėčiau pradėti aplikuoti į darbus, kas tikriausiai turėtų mažiau užimti laiko negu mokymas. Iš tikrųjų, man mokymas užima gana daug laiko, nemeluosiu, bet aš, kaip Adomas sako, aš noriu eiti visus tuos egzaminus, nes tai yra mokymas, sertifikatai ir panašiai, tu mokys savarankiškai ir tada yra egzaminas. Už tos egzaminus tu sumoki pinigus, kad jie, kaip čia pasakyti, galėtų tave patikrinti, gauni tą pažymėjimą, kad praėjai tą kursą, kad išlaikė egzaminą. Galvoju, nenoriu labai mirtis, už tai fokusuojuсь į mokymasi dabar ir editinu todėl seną medžiagą, tikiuosi jūs nieko prieš, nes aš kažkada esu minėjus, kad šiek tiek vlogai yra, tos vlogus šiek tiek kuriu ir kaip ir savo, nes yra labai iš tikrųjų smagu visada atsidaryti ir prisiminti kažkokius dalykus, ką tu veikiai, ką tu darėjai ir panašiai. Esu kažkada porą kartų, žodžiu, ištrynus kaip ir medžiagą ir nesumontavus ir po to truputėlį graužiau save, nes galbūt buvo visai man smagu prisiminti. Ir šiaip esu nuo pernai metų išsikėlus tokį kaip ir tikslą, bet išsiugdyti, kad ką pradedu procesą, tą pabaigti. Tai tiesiog jaučiaus blogai prieš save, kad aš tiesiog pradėjau ir kaip ir nepabaigiau. Pabandysiu iš tikrųjų gal ir padaryti tokį miksą šiek tiek, kaip dabar, kad įdėsiu dabartinį šio savaitgalio tokį vlogą. Bandysiu maišyti kažkokius senesnius, nes yra vienas likęs vasaros ir po to yra turėtų kelių dalių būti laikas Lietuvoje, tai toks pasiruošimas vestuvėm, tai gal kažkam įdomu, gal šiaip, kaip aš jaukiuosi visada pasicikavę. Bet sakau, maišysiu gal ir naujų, nes iš tikrųjų po vestuvių neturėjom laiko, Adomas neturėjo sukaupęs atostogų, nes jisai pradėjo naują darbą, tai ką pamatysit kitam vlogė po šito, kad pranešu, kad jis pakeitė darbą ir tada dar, kai buvo vestuvės, neturėjo sukaupęs pakankamai atostogų. Mes kaip ir nedarėm tos vadinamosios medaus mėnesio kelionės, tai dabar yra sukaupęs ir jau esam užsisakę, nusipirkę, kaip čia pasakyti, ir planuojamės kelionę į Italiją. Tai aišku ir tai norėsiu filmuoti, tai tikriausiai gal sakau kažkaip ir įmaišysiu. Tikiuosi jūs nieko prieš matytų šiokį tokį balaganą, pamiksavimą, bet sakau, noriu būti sąžininga prieš save ir pabaigti pradėtus visus darbus. Kaip vakar minėjau, yra šalta, tai yra tobulas laikas man mokytis. Tikiuosi visi mokslai, darbų paieškos greitai baigsis ir aš galėsiu sugrįžti savo reguliarų gyvenimo ir vloginimo tvarkaraštį. Kalba, iš tikrųjų galvoju apie šitą kalbą, galvoju, kad šiek tiek labiau pailiui viskas gausis, su mažiau bambėjimo apie čipso nepraleidimą. Gausiu kaip gausiu, tikiuosi esmę supratot, kad iš tikrųjų šiuo metu turiu prioritetą tokį. Šiek tiek karjera yra mano pirmoje vietoje ir gyvenimas, tai labai atsiprašau, kad truputėlį mano YouTube kanalas kenčia. Nors ir šiaip turiu tą mažą labai auditoriją, bet esu be galo dėkinga kiekvienam, kas žiūrit, nes kaip ir vakar minėjau, kad
būna truputėlį net keista, bet žiauriai smagu, kai sulaukiu žinutės ar ten komentaro, kad laukiam, faina ir tokie dalykai iš tikrųjų mane veda į priekį ir todėl mintise noriu kuo greičiau baigti tą mokymąsi, nes irgi iš tikrųjų smagus naujas etapas tikriausiai laukia, nes darbo vieta, nes šito jau dirbu virš 5 metų, tai jau noriu šiek tiek ir pokyčių toj srity. Tai sakau ačiū visiems, kai žiūrit. Ačiū, kad parašot, pakomentuojat, tai žiauriai smagu. Tai jeigu turit kokių klausimų ar panašiai, galit klausti. Taip, čipsai. Vat mano laiko mėnesio kaltininkas. Kaip jo neparsivežt? Užteks čia plepėti, tikiuosi esmę supratot, kokie mano planai, YouTube planas ir šiaip toks gyvenimo update'as, bet apart to daugiau, kaip ir sakau, nieko labai kol kas. Apart susitokėm, viskas labai gerai smagu, čipsą parsigabenom, mokslai juda, žodžiu, viskas juda taip, kaip turi būti. Einam kažką toliau daryti ir dar pasimsiu jūs šiek tiek, nes kaip ir sakiau, savaitgalio vlogas yra, dar tik šeštadienio vakaras. Susitiksim truputėlį vėliau. Taigi dabar editinu šitą video ir aš supratau, kad aš turiu šiek tiek per daug medžiagos ir todėl nusprendžiau padalinti šitą video į 2 dalis. Tikiuosi nieko prieš ir gal jums yra patogiau žiūrėti šiek tiek trumpesnius video, nors jie vis tiek nesigauna labai man. Bet tikiuosi patiko šitas video ir nepamirštam užsiprenumeruot, paspaus patinka, pakomentuot ir ačiū, kad žiūrėt. Susitiksim antroji daly.